Sparnuoti pokalbiai. Sveiki, čia Lietuvos ornitologų draugijos tinklalaidė Sparnuoti pokalbiai ir aš Justina Kuliešė. Šiandien kviečiu pasivaikščioti po mišką ieškant laplandinės pelėdos, o mūsų gidas pas šį paslaptingą miško paukštį bus Lietuvos ornitologų draugijos ornitologas, knygų autorius ir gerai visiems žinomas gamtininkas Eugenijus Drobelis. Su juo leidausi į nepamirštamą kelionę, kurios metu teko laimė pamatyti dienos metu visą laplandinių pelėdų šeimą ir vaizdą, kaip patinas atneša grobį ir maitina jauniklį ant žemės. Taip pat išgirsite mūsų pokalbį, kuriame žinomas ornitologas dalys istoriją apie laplandinių pelėdų atsiradimą Lietuvoje, jų paplitimą bei būtiną apsaugą šiems paukščiams. Kviečiu klausyti. Nu gerai, einam ganyt pelėdas, gal pavyks ką nors pamatyti. Pavyks, vas. Ne, bet truputį gal suvėlinom, nes kai kuriais metais jaunikliai palieka lizdus truputį anksčiau, bet įprastai birželio pradžioje. O pernai gegužės pabaigoje jau buvo išsikraustę iš lizdų. Ir ką, tada ant šakos? Ant šakos ir jie po truputį keliauja nuo medžio prie medžio, vis toliau nuo lizdo. Ir tada jau sunku juos sugaudyti. O kiek vaikų atsiveda? 2-3. 3 tai labai gerai. Geri metai. Jo. Nes tiesiog kitų negali išauginti, nes perėt pradeda sudėjus pirmą kiaušinį, tai tarp jauniklių būna labai didelis amžiaus skirtumas ir mažiausiai jaunikliai negauna maistą ir jie žūna. O 3 tai yra maksimum. Aš eisiu pirmas. O tai jie, žinoma. O tai jie kovoja dėl maisto, ar tarpusavy ir pasidalina gražiai? O žaltį žiūrėk. Oi, nusau. Gražus. Va, į vandenį ir plauks dabar jis. Koks didelis. Galvytė išlindus. Iš čia varlių susiranda, gal ir žuvį kokią sugauna. Pasislėpia. Matau, galvytė. Plauks į krantą. Visas paniręs, kad į galvą matytus. Tai jaunikliai, pirmas jauniklis mažiukas, kai įsirita, tai pelėnus smulkiais gabaliukais maitina, plėšo. Įsirita antras, tai jau pirmas būna didesnis kelių dienų. Antrą maitina, dar po kelių trečias įsirita. Tai kai trečias įsirita, tai jau pirmas sugeba atneštą mažą pelėną arba kirstuką praryti. Tai reiškia, jisai tėvai atskraidino pelėną kokį, tai smakt ir praryja. Pelėda nesmulkina jau. Ir va tuo metu, jeigu labai yra svarbu, kodėl sako, kad laplandiniam pelėdam labai svarbu yra vandeniniai pelėnai, jie yra dideli. Ir netgi tas vyresnėlis jauniklis jo nesugeba praryti to didelio pelėno. Tai pelėda smulkina ir tokiu atveju visiems padalina. Ir tas trečias gauna. Bet jeigu tuo metu pelėda nesagauna tų vandeninių pelėnų,
atneša tik tuos mažesnius pelėnus, tai tas pirmas ir antras iškart prarijo, tas trečias negauna ir žūna. Jau nekalbant apie ketvirtą, ketvirtas niekad nieko jau negauna. Tai vat, dėl ko tie vandeniniai pelėnai labai svarbus laplandiniam pelėdam, tam, kad išaugtų trečias jauniklis, o kartais net ir antras. O čia yra jų? Yra, bet kai nėra vandens, va kaip šiemet, tai tragedija. Tie vandeniniai pelėnai nežinia, arba jie išnyksta, arba jie kažkur iškeliauja ieškoti vandens, ar pelėdas neturi ko maitinti. Čiagi vandens vaikičiai iki kranto turi būti. Jo, dabar sausoka. Sausoka čia labai lengvai pasakyti. Kaip matau, botų tikrai nereikia. Pas mus katastrofa su vandeniu. Šitaip atrodo, kad va tokiam miške sausam pušinė, kaip jinai gali gyventi. Bet šitas pušinas važiuoja prasideda eglynai, juodalksnynai ir ten pelkė, aukšta pelkė. Jo, čia atrodo tiesiog įprastas dzūkiškas miškas. Tai. O dėl ko tos pelėdos prie pelkių, kaip ir kalbėjau, jam reikia tų vandeninių pelėnų būtinai. O jie randami pelkėj dažniau, ne? Jo, prie vandens, užtat vandeninis pelėnas. Juodalksnynuose kokios. Dabar mes nelabai jau toli, taip sakant, tos šventos vietos, tai garsiai nekalbėsim. Ja. Čia po truputį keičiasi miškas. Čia vien pušis būna, dabar jau atsiranda eglių, o toliau ir juodalksniai. O jau tamsesnis miškas darosi. Matai? Atrodo išėjo. Lyg tai lizde nebėra. O kur listas yra? Eisim arčiau, žiūrėsim gal kur šakų. Bet kur jinai gali būti? Čia jinai reikia. Čia jauniklis, man atrodo, pareiko. Paklausysim, gal dar. Čia jauniklis. Įsidėmėk kryptį. Sunku surasti. Čia jis. Toli nuo listo dar nenuėjo. Ant žemės tupi pelėdžiukai. Tu matai. Eina savo. Kur? O jatau. O jai. Pamatysim tada ir pelėdą, nes jinai turi saugot. Bet ne šitas ar šitas reikia. Man atrodo, kad tas toliau kita. Ir jie
atsipalaidavus. Taip, jinai ramiai. Šiaip ramiai labai elgiasi. Užtikrintas. Jis pažeidžiamas, bet pelėda yra. Ir jeigu kas pultų ar lapę, sako, nes šernai jos bijo. Eina. Čia jau patinas atvarė. Kirstuką atnešė. Anas tolimesnis patinas turi kirstukas. Kur jis nuskrido? Ten kažkur, man atrodo. Mums reikia dingti, ko gero jau iš. Nes jau čia jų gyvenimą man pakliuvo. Nu, žiūrėk. Ai, jis jauniklį pamaitino. Ten turi būti kitas ant žemės. Girdėjau, toks buvo lyg sumaurojimas, kai patinas skrido. Jo. Tai ženklas, kad maistą atnešė. Kvietimas, ne? Ką? Kvietimas valgyti. Nu, kad perimtų maistą. Bet jinai neperėmė. Truputį matyti išgąsdino, nes lizde. Jis gal neteko matyti, gal jis nors turėtų ir jisai ant žemės duoti jauniklį. Bet dažniausiai patelė perima ir tada. Nu, bet čia tokį vaizdą matė. Jo, ačiū. Ačiū labai. Dabar 12 valanda, o patinas medžioja. Apniukus diena. Vis dieną medžioja. Mes čia pataikėm. Nu, Pietų metą. Per pietus. Wow, geras buvo. Kaip iš kito pasaulio biškį išnirom. Na, būtent čia ir yra kitas pasaulis, kurio mes beveik nežinom ir nepažįstam. Gal ir gerai. Va, prie pat esam. Nu. Atrodo. Jo, aišku gerai. Nereikia trukdyti. Nu, pasisekė. Nu, geras. Čia geras buvo. Ačiū. Einu savo. Biškį esu dar apstulbas. Čia tuo pavyko, kad jie dar ant žemės, kad jie nepakilę į medžių viršūnės. Nu ką, matyti viršūnė kažkur tupi. Jo, čia visiškai. Ir užtat ir pelėdos nusileido žemai. Kažkur matosi. Ir matėm visą šeimą, realiai. Nu, išskyrus gal kokio vieną. Vienas ten kažkur buvo toliau. Sutikom čia dabar gamtoje. Visai šalia iš tikrųjų esam laplandinių pelėdų, kurios čia gyvena. Tai norėčiau apie jas daugiau ir pakalbėti šiandien. Na, apie pelėdas, ypač laplandinės, galima daug kalbėti, kadangi tai nauja, labai netikėta, miela nauja pelėdų rūšis. Įspūdinga pelėda. Manyčiau, kad netgi įspūdingesnė turbūt už mūsų taip mėgstamą ir žinomą kitą pelėdą, tai didįjį apuoką. Jis irgi maždaug tokio paties dydžio, truputėlį mažesnė, bet labai išraiškinga, tas vadinamas veido diskas, jos įspūdinga. Tikras pelėdiškas vaizdas žiūrint į tą pelėdą. Ir kas svarbiausia, buvo labai netikėta, kad tokia rūšis gyvens, ves jauniklius Lietuvoje, kai net šiauriau esančiose šalyse jos nėra, kadangi tai yra grynai šiaurinė rūšis. Tik tai Baltarusijoje, netoli Ukrainos sienos Pripyaty, kažkokiu stebuklingu būdu užsiliko ta populiacija laplandinių pelėdų. Ir jos matyt po truputėlį plito. Jų gausėjo, tai jos pamažėlė atsirado Lenkijoje vieną kitą porą. Ir visiškas netikėtumas buvo, kai jos apsigyveno pietų Lietuvoje.
Atrodė, jeigu jau ir įvyks toks stebuklas, kad šita pelėda atkeliaus į Lietuvą, tai iš šiaurės. Bet ir tai buvo labai mažai vilties, juk jeigu skaitom senąją ornitologinę literatūrą, tai tik Tyzenhauzas prieš 18 amžiaus pabaigoje, sakykime, yra aprašinėjęs, kad laplandinė pelėda kažkur tai matyta, jis netgi nežinojo, reiškia, perėjimo atveju Lietuvoje, bet minėjo, kad galbūt kažkur galima sutikti laplandinę pelėdą, bet tai kalbant dabar jau daugiau apie šiaurės Baltarusiją, Vitebsko tą kraštą, tai jeigu vos ne prieš 200 metų, reiškia, mes nežinojom, kad Lietuvoje perėti, kur jau dabar tokiam kultūriniam kraštovaizdį, kai žmonės visur lankosi, kai šitaip nusiaubta Lietuvos gamta, kad apsigyvens tokia pelėda, tai tikrai buvo visiškas šokas ir man pačiam netikėtumas. Ir galbūt aš ją ir anksčiau sutikdavau, nes matydavau stambę pelėdą, kartais šmėkštelint miške, bet nurašydavau didžiajam apuokui, čia didysis apuokas. Bet prieš krūvą metų, kiek čia jau, kokį 10-15 metų, kolega vienas bendradarbis visoje atsitiktinai lankydamas pažintinį taką, nuo žemės pabaidė kažkokią pelėdą ar telefoną nufotografavo iš toli. Ir tada žiūrim, kad čia joks ne apuokas ir nepaprasta pelėda laplandinė. Čia prieš 10 jau metų. Jo, maždaug gal prieš 10 metų. Ir tada aš atsitokėjau, kad čia ką matydavau, tai tikriausiai visiškai ne didysis apuokas, o kad tai gali būti laplandinė pelėda. Ir prasidėjo vargdienės dienos, tokios, kai tiesiog kito kelio nebuvo, reiškia, bandžiau iš pradžių klausytis, ten ją išgirsti. Jos balsas sklinda labai netoli, jinai nežinia, kada aktyvi, ar tai vakare, ar tai vidurnaktį, ar ryte, kaip vėliau paaiškėjo, kad jinai įvairių laikų gali trumpai paūbot. Iš garso nepavyko nustatyti, kur jinai gyvena. Pradėjau ieškoti, krėsti miškus, pelkynus, ieškoti lizdų. Tai kaip, vaikščioti visus Vaikščioti kvartalas po kvartalo, pelkės masyvas po masyvo. Čia taip realiai pasiėmė žemėlapį ir vos ne... Ne žemėlapį, aš tiesiog šitas vietas žinau, tai aš jau žinau, kur. Kur galima, ne? Kur reikėtų jos ieškoti, maždaug ieškojau, kelis metus ieškojau, nežinau, kiek metų ieškojau, 5-6, gal nesėkmingai, apžiūrėjau visus lizdus, tada matau, kad nepavyksta man jo rasti, pasikviečiau garso režisierių Vidmantą Blažį, kad jis pastatytų aparatūrą, bent jau girdėti, jinai yra, nėra. Tai pagal jo šitos įrašus pavyko man nustatyti, kad jinai čia kažkur gyvena, yra jos balsai girdimi. Bet kuria kryptim, kur, vis tiek niekas neaišku. Irgi palyginti atsitiktinai pelėdos užpuolė miškininkus, kurie ten kažką miške darė. Užpuolė, tai supratau, kad tai turi būti kažkur jau lizdas jaunikliai, kad jie agresyviai yra. Paieškojau ten tą masyvę ir taip pirmą kartą 20 metais pavyko rasti pirmą lizdą. Kitais metais 2 lizdus. Vieną, reiškia, Dzūkijos parke, kitą Čepkelių rezervate. 3 metais visiškas nusivylimas, nei vieno lizdo, nei vienam lizde neperėjo pelėdos. Jau sakau, prarasta, čia atsitiktinai galbūt tik tai kažkokia užklydus porelė buvo kita, bet paskui 4 metais 4 poros. Tai jau buvo sėkmė, tai rodė, kad jau populiacija įsitvirtina ir kad jinai čia jau jos čia gimtinė, jos čia namai šitų pelėdų. Nuo 5 metais skyriau visą laiką, visas jėgas, kiek galėjau. Čia šie metai dabar, Praeiti taip? metai. Praeiti metai. Praeitais metais pavyko rasti net 5 perinčias poras. Išaugino 2 poros išaugino po 3 jauniklius ir 3 po 2 jauniklius. O vasarą dar pavyko užtikti ir 6 poros jauniklį jau skraidantį. Tai praeitais metais, 2024 metais net 6 poros.
perėjo. Na, šiemet tokie prasti metai dėl to, kad sausros, o laplandiniai pelėdai reikia pelkynų, šlapių miškų, kad susirastų pakankamai maisto, ypač vandeninių pelėnų. Ir šiemet pavyko rasti tik tai 2 apsigyvenusias poras. Viena iš tų lizdų, kur pastoviai perėjo, labai gera vieta buvo, visi išaugindavo po 3 jauniklius. tą medį su lizdu išvertė vėjas. Dar vienas lizdas išbyrėjo, kadangi pelėdos lizdų netvarko, tai nutirpė, tos šakos iškrenta ir po kelių metų pelėdų lankomo lizdo nelieka, tiesiog subyra. Tai tik tai 2 poros ir va, kaip prieš kelias dienas įsitikinau, kad iš tų 2 porų ir dar viena nesėkmingai perėjo. Ir bijau, kad tai nebūtų pasikartojęs atvejis kaip su gyvatėdžiu, ar tik tai nepasidarbavo jūrinis erelis, kadangi laplandinė pelėda realiai kitų natūralių priešų neturi. Niekas jos negali įveikti, niekas jos negali išgąsdinti, bet toks bjaurus akiplėša kaip jūrinis erelis gali sudoroti ir laplandinę pelėdą. Tai čia, kur liko, kiek man žinoma, vienintelė šiemet pora, kuri išaugino jauniklius. Nors kitos pelėdos buvo girdimos, jų ūbavimas buvo girdimas patinų. Ir tose pačiose lizdinės teritorijose, kur išliko lizdai, bet tiesiog pelėdos neperėjo, nes nujautė, kad nėra maisto pakankamai ir patelės nesusigundė patinų viliojimu. Ir tiesiog neperėjo, nesudėjo kiaušinių. Kaip tuos lizdus, iš kur sakai, kad nesuka lizdų, tai kieno lizdus tada užima pelėdos? Čepkelės pirma pora, kuri apsigyveno Čepkelės pirma pora, pasirinko mano lizdą įkelti. Tai tu susukai lizdą? Jo, bet aš jį susukau ne pelėdą, net negalvojau, kad čia kada nors perės laplandinės pelėdos, būčiau aš čia jų prikrovęs krūvas tų lizdų. Aš tą lizdą susukau prieš daug metų, prieš gal kokį 30 gal ar 25 metus. Tiesiog plėšriajam paukščiui kažkuriam. Tai eglinė, kadangi juodalksninė sukau, tai turbūt galvoju apie vištvanagį arba apie erelį reksnį. O kiti lizdai, kur peri pelėdos, tai praktiškai visi lizdai yra sukrauti suopių. O dar viena pelėdų pora įsikūrė raganų šluotoje. Aš netgi pradėjau lizdus gaminti, nusižiūrėjęs, kad kai kurie plėšrieji paukščiai apsigyvena raganų šluotose. Tai pagalvojau, kad aš galiu geresnį tą lizdą sukrauti negu tą raganų šluotą. Tai čia daug kas net nežinojo, dabar visoje Europoje ir pasaulyje daro dirbtinius lizdus. Niekam net į galvą neateina, kad tai ta idėja kilo iš Lietuvos. Čia prieš daugelį metų tai mano pradėta daryti. Tai va, tai tokių plėšrių paukščių lizduose dažniausiai apsigyvena. Ir tarp kitko, ta pirmoji pora, kuri 20 metais perėjo, tą lizdą nutirpė, sakau, iškrito, tai mes padarėm toj pačioj vietoje naują ir vėl sėkmingai jinai gyvena, reiškia, tam lizdė. Tai parodo, kad tokia biotechninė priemonė, lizdų gamyba, gali stipriai padėti pelėdom įsikurti norimoje vietoje, norimoje teritorijoje. Iki tol maniau, kad tos pelėdos, kadangi tai yra didžiulė pelėda, maisto reikia daug. Tai maniau, kad tarp jų lizdaviečių, tarp jų tų lizdinių teritorijų turi būti didelis atstumas, bet kaip praeitais metais ten to 6 poros, netiek daug šitos vietos jom įsikurtai, artimiausios poros perėjo, kad dabar nesumeluota, ar 700 metrų, ar 800 metrų viena nuo kitos. Tai jos ir susitikti galėjo tikrai. Tai be abejo, tai jos naktį kaip paūbauja, taigi puikiausiai viena kitą girdė. Tai reiškia, kad jos gan draugiškos ir gali gan tankiai perėti, jeigu yra maisto. Pagrindinis. Ar tai panašu į kitas pelėdas, ar čia išskirtinumas yra?
Matyt, tas pats ir kitom. Viską apsprendžia Nes vis tiek yra teritoriniai Nu, tai gyvūnai. taip, bet jeigu yra tinkamos perėjimo Mhm. sąlygos, buveinės Mhm. ir pakankamai maisto, tai kiek gali išlaikyti išmaitintų paukščių, tiek jų ten ir yra, tai čia natūralu. Tai rodo, kad matyti laplandinės pelėdos yra geros medžiotojos. Mesgi buvom pastatę stebėjimo kameras prie jų, tai matyti, kad jos medžioja pagrindinę mažosius tuos pelėnus, pagauna kirstukų ir vandeninių pelėnų. Ir tik tai pernai, kiek mačiau, per visą tą veisimosi sezoną jaunikliam atnešė tik 2 mažus žvirblinius paukščius. Tai Neužtenka. paukščiai beveik nesimaitina, vadinasi, visais peliniais graužikais maitinasi. Ir tikriausiai jų čia nemažai yra, kad jinai jų susigauna. Aišku, kad laplandinė pelėda bet kur miškuose neperės. Jai reikia pelkynų, vandens, vien dėl maisto. Nuo šalių galbūt tokių, miškų nuo šalių dar galima Lietuvoje rasti, bet reikia pelkynų, kur veistųsi tie vandeniniai pelėnai. Kaip minėjau, kad tie vandeniniai pelėnai labai svarbus vien dėl to, kad išaugtų daugiau tų jauniklių. Tarp jauniklių būna amžiaus skirtumas ir tie vyresnieji jaunikliai pradėjo atneštus pelėnus ir 3., 4. jaunikliui jau nieko nelieka. Tai jeigu nebūtų didelių pelėnų, kurios suplėšo pelėdą, tada pamaitina visus, o kitaip prarytų mažesnius pelėnus vyresnieji ir tas 3. ar 4. jauniklis negautų maisto ir žūtų. O nėra, kad maistu dalinasi, sakykime, vienas jau privalgęs ir tada kitam atitenka? Ar jie vis tiek tokie, kad kuo daugiau? Jis nieko nesidalins su nieko, tas jauniklis vyresnysis, bet kai jisai jau vis pirmesnis ir pirmesnis griebia ir vis praryja atneštus pelėnus, jeigu intensyviai maitina tėvai, abudu tėvai neša tuos pelėnus, per dieną 10-15 kokį pelėną atgabena, tai jam tiesiog nebetelpa, jis nebegali žiūrėti tuos pelėnus, tai tada tas antras būna agresyvesnis, Nes jau nori jau valgyti jis nori, tai jis pirmas labiau puola, tas jau apatiškas labiau, tai jau ir antras gauna. O jeigu ir antras jau truputį daugiau gauna, tai tas mažėlis, žiūrėdamas, kaip jo vyresnieji broliai šitiek prikirto pelėnų, tai jis ten lipa jam per galvas, kad tik tai jam kas nors kliūtų. Tai jau tada ir 3. kažkiek tai kliūna. Yra kritinis laikotarpis, kokios 2-3 naktys. Jeigu per tas naktis neatnešamas ir nesusmulkinamas vandeninis pelėnas, tai tas 3. jauniklis neišgyvena, jis negauna maisto. Minėjai, kad vieną kiaušinį padeda, po to po kiek laiko, po poros kažkur, ne? Antrą ir po to 3. Taip 3., 4., 5. netgi, mes kaip žiūrėjom praeitais metais 5 kiaušinius susidėjo. Tai tarp tų jauniklių jau savaitę amžiaus. Ir jie skirtingo, aišku, tada ir ūgio tokie mažiliukai, ne? Taip, iš eilės susirikiavę. Taip, kai išsirito čia pernai 4. ar 5. jauniklis, tai jis kaip buvo visai mažytis, o tai jau... Bet ar juos išmaitino pernai? Išmaitino 3 tam lizde. Bet irgi bijojau, nes tuos mažiukai žuvo ir negavo maisto ir juos tiesiog patelė sušėrė savo broliam, seserim. Tai bijojau, kad neištiktų tokia pat lemtis ir to 3. mažėlio, bet tą pelėną atnešė kritiniu momentu vandeninį ir jį pašėrė. Tai jam to maisto, kad buvo alkanas, negavo maisto po to dar 2 dienas, bet jis per tą laiką truputį ūgtelėjo ir jau spėjo paskui sustiprėti tiek, paūgėti, kad pats prarytų atneštą nesmulkintą pelėną. Tai dėl to išaugo 3. Ir tuomet kodėl čia? Kodėl Dzūkijoje įsikūrė? Aš sakyčiau, ne Dzūkijoje, Dainavoje. Senesnis pavadinimas šitą krastą. Dainavos giria. Ačiū, reikia sakyti, turbūt pelkynam, kurie čia yra vieni didžiausių, natūraliausių, mažiausiai žmonių apgyvendinti, lankomi.
Arčiausia turbūt Baltarusijos, jeigu taip, ta prielaida, jeigu yra teisinga, kad jie iš Palėsės nuo to krašto atkeliavo. Ačiū čepkeliam, dėl kurių mes turbūt ir turim šitą pelėdą. Ar jinai grįžta perėti į tas pačias vietas? Taip, Ir tada ką vaikai? Kur vaikai tada grįžę? aplinkui. Jinai yra sėsli, šiaip. Tai yra sėslus paukštis. Jinai visą metų ciklą gyvena maždaug toj pačioj teritorijoje. Jinai lieka žiemot. Visus metus jinai gyvena. Ir jinai ten, kilometras, 2 kažkokį spindulį jinai ten sukiojas, bet visą laiką gyvena ten pat. O jaunikliai ne taip kaip žmonės. Paukščiai elgiasi kitaip, išvaro tos jauniklius, eikit savo. Kurkitės gyvenimą kažkur kitur. Po kiek laiko išvaro? Tai jaunikliai dabar paaugės, išmoks skraidyti ir viskas, jie iškeliauja, išmoksta medžioti. Per kiek laiko čia nuo gimimo? Tai pernai, sakykime, kada aš ten radau Liepos mėnesį tą jauniklį jau, gerai skraidantį, jokių tėvų aplinkoje jau nebuvo. Viskas. Jau paliktas tiesiog? Jau paliktas, taip, Liepos mėnesį, jis jau ten viduryje ar į galą. Tai čia kokie 3 mėnesiai, ne? Laikotarpis gaunasi, ar ne, ar trumpesnis? Tai nuo kiaušinių, sakykime, padėjimo iki... Jeigu kiaušinius sudeda balandžio pradžioje, bet praeitais metais netgi kovo paskutiniam dienoj pirmą kiaušinį sudėjo. Bet, sakykime, balandžio pradžioje. Kiek laiko peri? Mėnuo maždaug laiko. Ne maždaug, o mėnuo. Mėnesį peri, mėnesį jaunikliai lizde išbūna ir po to nemokėdami skraidyti išsivaikšto ir dar... Po šakas? Po šakas, kas nukrenta ant žemės, dažnai nukrenta ant žemės, bet jie tokie pūkuoti, švelnus, kad jie trinkteli iš gana aukštai, kokį 14 metrų, gali būti net 15 kartais nukrenta ant tų samanų ir niekas jiem neatsitinka, o patelė agresyviai gina jauniklius, tai niekas jų tenai ant žemės negaudo. Nereikia įsivaizduoti, kad ten koks usūrinis šuo ar ten lapė laisvai atėjęs suristos jauniklius. Pelėda sugeba apginti jauniklius ant žemės tupinčius, paskui jie ropšiasi į medžius, lipa aukščiau, kokį palinkusį medį randa, lipa tuo medžiu, paskui šoka ant šakų. Tai vyksta, sakykime, tai balandžio pradžioje kiaušiniai, gegužės pradžioje jaunikliai, atsiranda gegužės gale, birželio pradžioje išeina iš lizdų. Tai aš taip įsivaizduoju, kad dar mėnesį kokį iki Liepos pradžios dar matyt prižiūri tėvai, paskui viskas, gyvenkit savo laimingai. Ir ką, jie tada aplinkui skraido ir ieškosi poros, žiemą tikriausiai ne? Taip, šiaip tai yra didelė pelėda, aš taip įsivaizduočiau, kad dar kitais metais matyti, gal vieną kokią kitą veisėsi, bet turbūt dar metai turi praeiti, kad jau jie sudarytų būtų subrendusi, ne? Taip. O kaip tuoktuvės vyksta? Kaip susitinka, kaip susiporoja? Tuoktuvės tai paprastos, Patinas turi duslų, neišraiškingą balsą, kuriuo kviečia patelę. Ir jis būna kažką susiradęs vietą? Jis turi pasirinkęs teritoriją, kurioje norėtų auginti savo vaikus ir pasikviesti patelę tenai. Aš taip suprantu, kad iš tų transliacijų matyt, kad patinas atskrenda prie lizdo. Jis bando jau tupinėti ant to lizdo, pasižiūrėti, ar geras tas lizdas ir rūbuoja aplinkui. Tai suprantama, kad jis kviečiasi patelę. Ir ne tik kviečiasi, bet visiems kitiem patinam pasako, jeigu taip grubiai išsireiškus, nelyskit, teritorija užimta, jeigu atskrisit, gausit į snukį. Tas gražus lakštingalos čiulbėjimas tą patį reiškia. Nelyskit, gausit į snukį, šitą vietą užimta. Ar jie turi savo stabilias poras, ar gali keisti? Monogamas, tai yra monogamas, kuris sudaro pastoviai poras. Kas galėtų užpulti, kas galėtų sunaikinti tą pelėdą, kad jinai neišgyvens iki savo visų dienelių? Tai kaip minėjau, vienas parazitas, kurį turim dabar Lietuvoje, tai
Jūrinis erelis, daugiau aš neįsivaizduoju, Bet jūrinio erelių visi žavisi. Kaip Jeigu žavisi, galima? kas žavisi, aš jau jo nesižaviu. Bet ar jų yra tiek daug Lietuvoje, kad jie... Jų yra gerokai per daug, jeigu taip įsivaizduotumėm. Aš čia prieš keletą metų straipsnį parašiau tokį, kad jau perlenkiam lazdą su jo apsauga ir priežiūra ir meilė. Tai čia buvo daug, reiškia, nepatenkintų, kaip čia tokį paukštį, reiškia, kaip kritikuoji, sudirbi, čia mūsų svajonė. Paskaičiuokim, jeigu Lietuvoje peri apie 200 erelių porų, tai jau 400 suaugusių paukščių. Tai. Jeigu dar išaugina nors po vieną jauniklį, tai jau 600 paukščių. Dar paskaičiuokim, kad tie ereliai 3 kokius metus jie bastosi, senberniauja, senmergiauja. Tiksliau, jie dar būna nesubrendę. Dar pridėkim kokius 300-400. Tai Lietuvoje apie 1000 turim vien vietinių jūrinių erelių. O dar besibastančių iš kitur atkeliaujančių, sakykime. O jiem visiems reikia lesti ir daug lesti. Tai yra toks presas Lietuvos gamtai netikėtai. Tai atsitiko per labai trumpą laikotarpį. Niekas neprisitaikė prie to. Ir tai, kad nyksta šitie juodieji gandrai, kad jis pjauna kurtinius neša. Aš jau nekalbu apie įprastus rūšis, baltuosius gandrus, gerves, pilni lizdai nukloti kaulais. Bet jis retasis rūšis ir kaip šiais metais pasirodė, kad toks parazitas, kad atskrido prie gyvatėdžio lizdo ar sulėsi, ne tai, kad gyvatėdžio jauniklį kiaušinį sulėsi. Ir dabar paskutinis toks tradicinis klausimas, ką kiekvienas gali padaryti, kad prisidėti prie tų paukščių gerovės, arba kad ir gal prie laplandinės sudėtingiau, kai jinai tokia slapukė, bet apskritai prie paukščių gerovės. Keli dalykai yra. Nesikišti į jų gyvenimą, jeigu jos gyvena taip, kaip jos įsivaizduoja ar nori. Nebūt per daug smalsiem, bet aš manyčiau, kad reikėtų truputį globaliau žiūrėti į šitą jų apsaugos reikalą. Kad mes pagaliau suvoktumėm klimato kaitos pasekmes, kai dabar iki šiol melioruojama, rausiama, sausinamos ir pelkės, atnaujinami grioviai, gaunama net iš ES lėšų melioracinių sistemų atkūrimui, vėl to vandenio nuleidimui. Sustokim vieną kartą su to melioracijom, su miškų melioracija, su pelkių melioracija. Vis dar tos mintys sausinti, drenuoti vis dar yra pas mus gajos. Vanduo labai greitai taps brangesniu, gėlas vanduo už naftą, kurio dabar turtingos, sakykime, arabų šalis. Jeigu mes išsaugotumėm vandenį, tai mes būtumėm patys turtingiausi po 100 metų žmonės. Baigime melioracijas. Tai melioracijos ir sausinimas, drenavimas, tai labai neigiamai veiks ir laplandinės pelėdas. Kaip minėjau, jom reikia pelkynų, šlapumynų, juodalksnynų. Nustokim masiškai šitaip kirti Lietuvos miškus siaubingai, ypač tokiose vietose, kur sunku juos paimti šlapiuose pelkynuose, pelkių pakraščiuose. Išsaugokim, palikim kitiem gyvūnam, tame tarpe ir laplandiniam pelėdam. Tai ačiū už pokalbį. Buvo iš tikrųjų labai įdomu ir pasivaikščioti po mišką ir netgi pamatyti laplandinę pelėdą, kas yra labai iš tikrųjų unikalus dalykas. Tai bendravau su ornitologu Eugenijum Drobeliu. Ačiū už pokalbį. Iki. Iki, tai gyvena pelėdos sėkmingai Lietuvoje. Ačiū, kad klausėte iki galo. Tikiuosi, šis epizodas leido daugiau sužinoti apie laplandinę pelėdą, paslaptingą miškų gyventoją, kuris savo buvimu primena, kaip svarbu saugoti laukinę gamtą. Kviečiu remti Lietuvos ornitologų draugijos veiklas, tai prisidedant prie paukščių apsaugos. Daugiau apie paukščius ir mūsų veiklą galite sužinoti svetainėje BirdLife.lt bei Facebook ir Instagram paskyrose. Iki kitų susiklausymų.